Labą dieną visiems. Iškart pasakau, jeigu yra naudylerių, žiūrovo, geriau šitą video nežiūrės, nes gali širdutę net laikyti. Vykdau varimą, turiu užartą apie 40 hektarų po tarpinių pasėlių. Realiai pusantros dienos darbą. Jeigu pavakarojus įmanoma ir per vieną, bet laukas dar nėra idealios formos, tai gausis 2 dienas. Šiandien visai neblogai. Pašalo ryte iki -5. Dabar ryte einasi kol kas labai gerai. Matysiu, kas gausis apie pietus, kai šalna pasitrauks. Bet pagal idėją turėtų važiuoti. Arisi gražiai. Vieno tik tai kamporaižio nėra. Nu dabar arė visi, bet va, apvertus plūgą. Ir matosi, kad vienas korpusas biškelį negražiai dirba. Bet neturiu kamporaižio, tai varau taip. Va, dabar gerai labai matosi, kai nėra to kamporaižio. Turbūt labai visiems įdomu, kam aš šeriu. Buvo tarpiniai pasėti iš rudens. Dabar planuojam sėti čia kukurūzą. Tenai laukas dar yra suartas didelis. Tik tai nepabaigta art, kur kukurūzai dar yra keli rulonai likę. Irgi turėtume pasibaigti per kokias 3-4 dienas ateinančią savaitę. O čia najeriu vien dėl to, nes neturiu iš tikro skutiko, kaip įdirbti kukurūzui. Anas laukas jau užartas, buvo planas sėti ant cukrinius ronkelius, bet nepavyko gauti kvotų. Dabar paprasčiausiai užsiarsim ir šitą lauką, su Kyravu abu susilyginsim, nes šitas yra dar labai nelygus. Ten sujunginėta yra iš kelių laukų, seniai jau plūgą tekę naudot. Nu tada va, rudenį, kai tą lauką didelį užsiėrėm, o taip tai gal kokie 4 metai jau nenaudojam. Būdavo va irgi tokie va sujungimai kokie, ar su lėkštėm jau neįmanoma išdirbti, bet pavieniai hektarai. Ariu 20, gal biškelį virš 20 centimetrų. Galuosi ardamas aš nepasidarau tų, kada iškelinėt plūgą, kažkaip iš akies varau, gerai gaunas. Ir reguliuoju irgi iš akies iš tikrą. Pasižiūriu, kad gražiai sumetinėtų ir nesuku galvos. Neartoju varžybas, kad su gulšiukais ir metrais reguliuot. Nėra paprasčiausiai tam laiko ir nėra iš to didelės naudos. Ir kitus iš tikrą padargus reguliuoju plius minus iš akies. Sėjama tokie kultivatoriai, tai seniai naudoti, bet diskiniai skutikai. Irgi pasižiūri, kad jeigu iš akies gerai, akis jau atkalta turi būti, iš akies gerai žiūrisi, gerai ir būna. Kalbant apie kukurūzą, tai šiemet labai daug mes jau auginsim, 105 hektarų ir dar po miežių planas yra pasėti 70 pabandymui. Pasižiūrėti, kas gausis. Sėkla brangi, po miežių irgi sėjant 130 fa, bet bandysim. Kukurūzus, kuriuos auginsim pašarui, matysim dar kur parduosim, nes Joniškis šiemet labai neatsiskaitinėja. Jau yra turbūt gal virš mėnesio pradėls tų sąskaitų ir vis tiek neatsiskaitinėja, reikia skambinti kiekvieną dieną, prašinėti. Pykti su jais, nervus tampa, o taip tų ūkininkų nervai nėra stiprus. Bet gal kažkaip atsiskaitys. Su vežimu irgi fūrai kelius įsiperkam savaitėj, 2 dienas pavažiuojam, sako, jau kitą produkciją gaminam, tai nėra konkurentumo, tas biškelį pikta. Bet matysim, yra lašai, yra lenkai, vis tiek auginsim ir bandysim pardavinėti. Auginsim ir grūdam, kuranai esam padarę sutartį 500 tonų. Norėjom daryti 1000, bet jau nebebuvo. Pavėlam kelias dienas, būtume pasidarę 1000. Ir dar yra planas grūdainę pasidaryti. Keletą dešrų. O daugiau pavasarį sėjos kaip ir neturim. Dar yra 30 hektarų tolimiausiose laukuose, tai ten išbarstysim žirnius,
Gal mišinuką kažkokį padarysim ankštinių ir uždeklaruosim kaip ankštinius, bet ne kulimui, nes pupų neturiu, yra likutis, galimėtų pupas sėt, žirnių tikrai nebesėsim, nes nuėmimas komplikuotas, galimėtų pupą sėt, bet padarysim mišinį, kad turim sandėlį iš ankštinių ir bus gerai. Nes mes dalyvaujam augalų kaitoj, bet kokiu atveju turim sėt ankštinius augalus. Reikia tikėtis ateinančią savaitę, nuo kovo 17, o šitą savaitę įsibarstysim mėšlą. Dabar va per savaitgalį 2 dienas užart turiu. Tada įsibarstam mėšlą ant 40 hektarų lauko. Jį įsiterpiam ir dar kitą savaitę nuo kovo 24 matysim pagal prognozes, kokios bus, pagal žemės temperatūrą. Galimai išjudėsim su trąšom į laukus. Ariant laiką daugiau turiu, galiu papasakot apie pasėlių būklę, tręšimą. Iš tikrųjų pasėliai peržymai ganėtinai neblogai, išskyrus žeminiai miežiai. Aišku, kas gerai, kad mūsų ūkyje jų nedaug buvo pasėta, gal apie 1/8–7. Taip, galimėtų sakyt. Kažkaip anksčiau jų visada sėdavom daugiau, bet eilę metų tai pašūsdavo mum jie, pašaldavo, kažkaip nusprendėm šiemet mažiau sėt, mažiau ir pasėjom. Ir iš tikrųjų pasiteisino, nes durpynai nušalo. Bet nieko neatseinėsimės tų durpynų, nes iš tų durpynų ar taip nelabai naudos yra. Ten, kad ir atsėsim kažką iš vasarinių kultūrų, tai jos paprasčiausiai neužaugs. O jeigu jau matysim, kad visiškai nėra, tai sulekšiuosim juodą pūdymą, padarysim tuose durpynuose ar žalią pūdymą ir paliksim. Daugiau rapsas, aišku, svarbiausiai žiemoja. Vienas laukas yra 10 hektarų žvėrių palei mišką. Žvėris labai nuvalgė jį, bet dar biškelį anksti sakyt, kaip ten su juo bus, nes rapsas jisai gaus šilumos greitai šoks į viršų. O taip daugiau iš rudens, jeigu pamenat video, rodžiau, ten šliūžų buvo vienam lauke, ganėtinai dideliam šliūžai buvo pasidarbavę. Tai ten irgi nėra įspūdingai, bet sakyčiau su rapsu visai gerai. Toliau kviečiai irgi viskas 100% gerai. Kvietrugiai irgi durpynai biškelį yra pavyrinti. Dar rugių su vykiais turiu, tai jie irgi įspūdingai atrodo, tik tai, kad rugiuose yra piktžolių. Galvojau, nušals rapsiukas, ten mažiukas buvo, nes po rapsą keli laukai buvo siejami. Nieko nenušalo, viskas įžiemojo, liko. Kai reikia, kad nušaltų, tai neiššalo. Bet matysiu, jokią herbicidą nenaudosiu, nes vykiam pakenksiu. O kalbant apie tręšimus, tai šiemet nebenaudosiu tiosulfato, nes pasiskaičiavus pagal veiklią medžiagą ir brangiau, ir efektas daug prastesnis. Žinoma, sutaupai tą vieną važiavimą, bet su barstytu 3-6 metrų prasilėk, tai nėra didelės problemos. O kalbant apie veiklias medžiagas, kviečiam 108-109 planas atiduoti per 3 kartus su sulfatu čianai. Aišku, žiūrėsim pagal orus, jeigu sausa bus, tai nevažiuosi, nebarstysi tų trąšų. Bet tai planas yra 3 tręšimus daryti. Rapse 1 kasas, 2 pasiliksim salietrą. Būdavo 1 kartą atiduodam, dabar per 2 bandysim. O taip kviečiam 1 važiavimą 200 kasą planuojam, rapsui 205. O su kvietrugiais miežiais 2 azotiniai tręšimai. 1 kasas, 2 salietra. Reikia tikėtis, orai bus geri, gamta padės mum ir užauginsim šiemet gerą derlių ir kokybišką derlių. Turėčiau iki pietų šitą pabaigti ir tada kitoj pusėj kelią varysiu.
Čia toks keliukas yra, blembački nebūtų to kelio, tai toks ilgas laukas būtų. Raciją galim su foristais pabajaruoti. Įsijungt 12 kanalą, iš netoli magistralę. Dabar foristai kažkaip mažiau šneka. Anksčiau mažas būdavau, tai daug šnekėdavau, kai su fūra varinėdavau. Matau, va, fūra važiuoja, galim pabandyti pakalbinti. Sveiki, kolega, gal pasakytum, kaip kelelis nuo Panevėžio, švaru, nešvaru, kokia situacija? Matau, geltoną fūrą važiuoja, bet nešneku. Nu, pabandysim dar, gal kažką pagausiu. Anksčiau buvo, dabar jau pamestas ar nuimtas, aš nežinau, tas reikalas. Toks pelekas ant galinio korpuso, kad vagą nupjauna, kad, kiek suprantu, su platesniom padangom galimėtų važiuoti vagoje. Ir gal, kad netokia gili vaga būtų. Bet dabar nėra to reikalo, tai ariu be jo. Bet buvo, kažkuriais metais šlapė labai buvo, tai prie fendo buvau prisikabinęs plūgą. 900 galia padangos, be problemų, užsiėrė ir su 900 padangom. Užsivertė viskas gražiai gavosi. Aišku, su klasu siauresnės padangas geriau ir fendas neturi ką veikti su tokiu plūgu. Bet šlapė buvo, su klasu būtų neįmanoma parti, dar toks laukas molingas. Aišku, tada fendą buvau labai įklimdynės, į durpę įvariau, nebespėjau iškelt, o ką, hidraulio jėgos nebėra apvers plūgą ir viskas, tada ant pilvo, ten tokiam ta durpė apačioj, net nemoku paaiškinti. Įmetu fotą, kaip atrodė fendas. Yra tik tokia pas mane. Tenai jau buvo reikalų, atsikasinėjom su šituo JC-bu ir su Kyravu. Vos iš kelintą kartą tenai paėmėm, bet pražaidėm ilgai, ten pusę dienos turėjom reikalų. Nu, paviršius dar nėra atleistas, kiek žiūriu, dabar 10 valandų galima sakyti. Vakar dar pasivaržėm su tėvuku, nes vis tiek atsipurta, dar iš rudens buvo ant sauso labai arta, sausas arimas gavas, tai atpurtė. Gal viskas yra, kaip ir tvarkoj, lėkštės. Va, o čia va būdavo ant lyginimo lentos uždėtas dar tas pelekas, kaip minėjau. Šiaip tai visai gražiai susiverčia. Va, čia va tas korpusas nėra kamporaižė ir nenuverčia į vagos dugną. Viršutinių liekanų 20 su biški gal net. Aną lauką suplėšiau, dabar pietus, pradėjau kitą, čia didesnės, bet forma labai netolygi, 24 čia hektarai, ten buvo 11. Nežinau, ar per kamerą matosi, bet o čia va matos labai dideli netolygumai, nes buvo dirbta taip, o ta lauka dalis taip, bet čia paskui dasijungė, tai dabar gausis, kad viską taip suvarysiu, įsilygins, nes čia baisu būdavo su purkštuvu, tai reikdavo nusimest greitį konkrečiai. Yra šitam laukia porą balyčių, tai čia prieki vieną ledyšą būna ir ten turėtų būti, nes ten šlapia būdavo. Bet tai nieko, pripakeliu galinį priekinį ir lengvai pravažiuoja čia minimaliai porą važiavimų, bus tokių prastesnių. Jau kitų važiavimo turėtų būti normaliai. Ir dabar dar nėra baisu.
iš drono vaizdus. Labai gerai matosi, kur laukai susijungia, būtent šitam lauke. Reikės per tuos sujungimus su balkiu kelis kartus pravažiuoti su Kirovo, nes vis tiek, kad ir su plūgu, bet jaučiasi. Sukopijuoja tas plūgas, nėra, kad idealiai išlygintų. Dar matėt, buvau nulikęs iki rulonų, ten visiškai jų nebedaug liko. 3 dienos, manau, kokias vežimo, jeigu po 2 reisus padarys vyriokai ir pasibaigs. Ir ten tą galą reikės dar užart, bet susimynė labai. Tai gal pirmą su kokiu giluminiu pravažiuoti reikės, tada užart, nes vanduo matosi stovi, visiškai nesigeria. Tiek važinėta nuo rudens, nėra ko norėti. Ir su priekabom, ir su džeisu, ir dar toj pačioj vietoj mėšlas buvęs. Ten padas tikrai yra. Ir dar iš drono labai gerai matėsi, kokią durną lauko formą, ten toks kringelis nueina, taip. Bet aišku, jau geriau tie kringeliai negu stulpai laukuose, nes su purkštuvo 3-6 metrai kol aplink tuos stulpus. Lengvai, tai labai našumas krenta. Dar būna vietų, kur reikia net ir 18 metrų. Geriau blogos formos laukai negu laukai su kliūtim. Turim B26, kūro radiklė krenta. Manau, dar porai valandų kažkur tai kūrą turėsiu. Nebe per daugiausiai čia ir liks, bet reikės dar rytoj atvažiuoti. Kol dar pilnai nesutemo, noriu padėkoti, kad žiūrėjot šitą video. Aš dar valandą pusantros pavarysiu, kol pasibaigs kūras. Daug kas klausia, kiek įmanoma suart per dieną su šiuo plūgu. Gaunasi kažkas apie 30 hektarų. Pasibaigė kūras paprasčiausiai. 30, nes čia dabar va gal liks man kokie 5 hektarai rytoj atvažiuoti pasibaigti. Tai dar kartą dėkoju, kad žiūrėjot ir iki kito video.